Pats dažniausias klausimas, kurio manęs klausia, tai kur aš tarnavau. Kažkaip galvojau, kad šito per daug nepasakosiu, nes tam YouTube vide'e, kurį esu išleidęs, paminėjau, kur tarnavau. Tai galvojau, kad pažiūrėsit, bet suprantu, kad labai daug žmonių mane mato tik tai TikTok ir Instagram'e, o ne YouTube. Tai aš tarnavau Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione. Tai visos patirtys, kuriomis aš dalinuosi, yra mano patirtos 23 metais DKBUB. Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas. Aš labai anksti prisistačiau į komplektavimo skyrių ir galėjau pasirinkti, kur noriu tarnauti. Tai štai 3 priežastys, kodėl aš tarnavau romantiškajame Alytuje. Einas, savo čia toks vėjas audra tuoj bus. Alytuje gyvena mano MVP kontrabandininkė močiutė, kurį į batalioną atneždavo ir praneždavo kažkokiu tai būdu. Bet kokius neksus, kokius tik aš norėdavau, ar jinai sugalvodavo iš vis idėt, kurių nebūdavo sąraše, nužodžiu. Tada, aišku, lemtingas faktorius yra, kad Alytus yra sąlyginai netoli Vilniaus. Trečioji priežastis, kad tiesiog tai nėra Klaipėda, kur buvo kitas mano variantas, kur galiu įtarnauti. Tai Alytus yra žymiai arčiau negu Klaipėda. Neįrašiau atsisveikinimo, tai atsisveikinu dabar. Ate.